Hello, sveiki mano kanalo žiūrovai. Visai neseniai, prieš keletą savaičių, mes kalbėjome ir kartu darėme pratimus su present simple ir present continuous laikais. Ir kadangi susilaukiau atsiliepimų, kad toks video buvo visai įdomus ir naudingas, tai šį kartą labai panašus video, panašaus tokio pat praktiškai formato, tik mes čia pakalbėsime apie past simple ir past continuous. Užduotis yra paimtos iš knygelės Grammar No Problem, jeigu norėtumėt ją įsigyti, tikriausiai dar kažkur knygynuose galima ją ir surasti. O mes tiesiog žvelgsime į įvairius sakinius, į įvairias užduotis ir pabandysime atskirti past simple nuo past continuous. Jeigu norite pasigilinti į šiuos du laikus, tai video apačioje aprašyme aš įdėsiu kelias nuorodas apie atskirai grinai tą teorinę dalį ir ne apie tuos du laikus, jeigu norėtumėt prisiminti. Jeigu ką, tai gali dabar daryti tiesiog pauzę, nueiti pažiūrėti tuos video, prisiminti teoriją ar ne, prisiminti kažkokius teorinius dalykus, taisyklės, o tada toliau kartu mes darysime užduotis. Ir su užduočių darymu taip pat tiesiog galite pasimti šalia lapelį kažkokį, užrašinę, sąsiuvinį ir padaryti pauzę, atlikti užduotį, pauzę atspausti ir tada jau pasiklausyti mano paaiškinimo, ką aš manau apie tos du sakinius. Taigi, pirmoji užduotis, pirmi 5 ar 6, nepamenu tiksliai sakiniai. Mes turime dvi poras sakinių ir mums reikia išrinkti, kuris iš jų, vienas iš jų yra teisingas sakinys. Visur yra viskas susijęs su past simple ir past continuous. Iš esmės, jeigu mes kalbėtumėm labai prisimenant ar ne greitai, jeigu jūs nenorite žiūrėti video, tai jeigu labai greitai, past simple veiksmas tiesiog įvykęs praeity, pasibaigęs praeity, baigtinis. Dažniausiai su nurodytų laikų, kada jis įvyko, bet nebūtinai. Ir past continuous veiksmas, kuris tęsiasi praeityje, nebūtinai pasibaigia, mes nekalbam apie pasibaigimą, tai yra tiesiog momentas, kai kažkas vyko, ar ne, ir labai dažnai šitas laikas naudojamas yra, jeigu mes apibūdinam kažkokią situaciją, jeigu mes apibūdinam, tarkim, pasakojimo metu, jeigu mes kalbam apie kažkokias nuotraukas, paveikslus ir pasakojama, kas tuo metu vyko aplinkui, kas tuo metu darėsi, tai būtent tas toksai aplinkos nusakymas, ar ne, toje istorijoje. Ir taip pat dar vienas gana svarbus aspektas, du iš tikrųjų svarbus aspektai. Vienas svarbus aspektas yra, jeigu mes turim du laikus, ar ne, du veiksmus, ir mes galim labai aiškiai išskirti, kad vienas yra trumpas, pasibaigęs, tada būtų past simple, o kitas ilgesnis ir tęsiasi, ar ne, tai tada bus past continuous. Ir dar vienas svarbus dalykas, kaip su visais continuous laikais, reikia prisiminti, kad yra žodžių grupė, veiksmažodžių grupė, jų yra iš tikrųjų kelios kategorijos, kurie yra iš viso nenaudojami continuous laike. Ir automatiškai, jeigu mes sutinkam tokį veiksmažodį, mes tiesiog turim peršokti į paprastąjį laiką, past simple laiką. Tai tokių mes dalykų sutiksim ir jeigu nesat apie tai girdėję, jeigu jums tai įdomu, tai keliaukite į mano tuos kitus video, kurie yra pažymėti aprašyme. Gerai, keliaujame prie sakinių. Taigi, Dave arrived when I was washing up ir Dave arrived when I washed up. Iš esmės, tai Dave'as atvyko tada, kai aš ploviau indus. Taigi, jo atvykimas buvo trumpas veiksmas, ar ne, nes tiesiog ir įeinu, o indų plovimas, ar ne, plovimas jau čia kažkas tokio ilgesnio. Tai tokiu atveju mes būtent norim šitoj vietoj parodyti, kad mano kažkokio veiksmo metu, kol mano veiksmas tęsiasi, Dave'as atvyko. Tai šiuo atveju A teisingas variantas, Dave arrived when I was washing up. Okay, let's look at this one. Did the children wait when you got home? And were the children waiting when you got home? Taigi, ar vaikai laukia, kai tu grįžai namo, ar ne? Kažkokia, tarkim, buvo situacija, nežinau, mama ar tėtis grįžo iš darbo ir klausimas, ar vaikai laukia tavęs, ar jie buvo kažko kitų užsiėmę, galbūt, ar jie iš vis buvo namuose. Taigi, vėlgi, lygiai ta pati situacija, tik sukeistas pats sakinys, ar ne? Sukeisti veiksmai vietomis, tarkim, ar ne? Vaikai laukė, kai kažkas parėjo, ne?
Čia yra šiek tiek sudėtingesnis sakinys, nes tai yra klausimas. Klausimas dažniausiai būna, klausimą yra gana sunku suvokti, ar ne, nes mes neturime teiginio, mes neturim kažkokių konkrečių faktų ir daug lengviau yra sugalvoti ir taisyklingai pasakyti sakinį paprastą negu klausimą. Bet visą laiką mes galime paprastą sakinį paversti klausimu arba turėti tokį, kaip čia pasakyti, kai būna veiksmų seka, ar ne, tokį tarpinį variantą. Ir čia taip pat, jeigu mes paverstumėm tą sakinį teigiamu, vaikai laukė, kai tu grįžai namo, ar ne? Tai laukimas buvo ilgesnis veiksmas negu grįžimas namo. Logiška. Tai reiškia, kad tą vaikų laukimą mes naudotume kantinės laiku, were the children waiting, ir kai tu grįžai namo, tiesiog past simple, when you got home. Tu grįžai, parsiradai namo. Ar ne? Taigi, B is correct here. Let's go to the next one. I tried to call you at 6. What did you do? I tried to call you at 6. What were you doing? Okay. Kartais būna tokių situacijų, kai įvairiai pakeitus aplinkybės arba sudėjus tam tikras aplinkybės taip, kaip reikia, galima turėti ištiklingus ir vieną ir kitą sakinį. Čia yra panašus variantas ir to aš papasakosiu, kuris yra normaliai taisyklingas ir kada būtų taisyklingas kitas. Taigi, aš skambinau tau 6, akivaizdu, tu neatsiliepiai, tai ką tu darei tuo metu, ar ne? Tai veiksmas, kuris tęsiasi tam tikrų momentų, ar ne, praeityje mes naudojam past continuous. Tai taisyklingas variantas, tas toks iš karto, kurį mes turėtumėm sakyti, tai yra what were you doing. Aš tau skambinau 6, tu neatsiliepiai, tai man įdomu, kuo tu tuo metu buvai užsiėmęs. Ar tu buvai išėjęs pabėgioti, ar tu buvai išėjęs pavedžioti šunį, ar tu buvai, nežinau, maudėsi duše tuo metu, ar ne, bet esmė ta, kad aš realiai klausiu, ką tu veikiai, koks veiksmas, koks tavo veiksmas tęsiasi, ar ne, būtent tą minutę. Ir realiai, kokio aš atsakymo tikiuosi iš to žmogaus, tai yra, ne, I was having a shower, I couldn't, hear your phone, arba I was walking my dog, arba I was just returning home from work, ar dar kažkas, ar ne? Bet iš esmės, mes kaip ir tikimės, kad tai bus tęstinis laikas. Taigi, taisyklingas variantas, I tried to call you at 6, what were you doing? Nes, man įdomu, kodėl tu neatsiliepiai, ką tu tuo metu veikiai. Bet, ar gali būti tokia situacija, kai šitoj vietoj būtų what did you do teisingas? What did you do nereiškia, ką tu veikiai, bet labiau, kadangi, ar ne, past simple yra naudojamas tada, kai mes turim veiksmą, kuris tiesiog buvo, pasibaigė praeity. Ar ne? Tiesiog įvyko praeity. Tai kai aš klausiu, what did you do, nereiškia, ką tu veikiai, bet reiškia, ką tu padarei. Ar ne? Pavyzdžiui, kažkoks ten, nežinau, iškvietė į mokyklą tėvus pasiaiškinti ir tėvas ateina pas vaiką ir klausia, what did you do yesterday? Ką tu vakar padarei mokykloje, kodėl direktorius man skambino? Ar ne? Tai yra, tai ką tu padarei. Tai kokiu atveju, tarkim, šitas variantas būtų taisyklingas? Jeigu mes turim kažkokios informacijos, kad kažkas kažką padarė, ar ne? Tarkim, direktorius skambino, liepė būtinai ateiti į mokyklą, mes vaikui, mums nesakė, kas nutiko, mes norim sužinoti tai iš pačio vaiko ir jo dabar nėra namuose, man jam prisiskambinti nepavyko ir aš jam rašau žinutę. I tried to call you at 6. Aš tau 6 valandą skambinau. Ir tada aš neklausiu, ką tu veikiai, kad neatsiliepiai, bet tada yra, tarkim, ar ne, kita žinutė, what did you do, ir idealių variantų, tai turėtų būti kažkokia laiko aplinkybė, ar ne, dėl visko. Ten, tarkim, what did you do, ir paskui tada turėtų ten eiti koks nors, ten, tarkim, your principal called me, ar ten dar kažkas, ar ne, tai ta prasme, kad suprastumėm, kad tas klausimas nėra klausimas apie tai, ką tu veikiai, kad neatsiliepiai man, bet tas klausimas yra apie kažkokį jo padarytą dalyką, ar ne, dėl kurio vyksta visas šis pokalbis. Ne? Taigi, B, taisyklingas variantas paprastai
pakeitus labai aplinkybės, atimant sakinį dar idealių variantų pridedant laiko kažkokią aplinkybę, galėtų būti naudojamas ir A, kalbant apie tokią situaciją. Okay, when I was a child, I wanted to be a nurse. When I was a child, I was wanting to be a nurse. Okay, šiuo atveju labai paprastas dalykas ir jeigu žiūrėt video apie veiksmažodžius nenaudojamus kantinės laike, tai labai paprastas atsakymas, kad žodis want negali būti naudojamas kantinės laikuose, tai čia šiuo atveju mes niekada nesakytumėm I was wanting, o tiesiog I wanted to be a nurse. Ir A variantas yra teisingas. Okay, number 5. Julie was falling downstairs last week. Ir Julie fell downstairs last week. Okay. Julie nukrito nuo laiptų praeitą savaitę. Deja. Taigi, vėlgi labai paprastas dalykas. Atsimenat, ar ne, past simple, veiksmas tiesiog įvykęs praeitį ir kai krenti nuo laiptų, tai realiai ir nukrenti. Tai čia būtų B variantas, tiesiog nukrito praeitą savaitę nuo laiptų. Ar gali būti, vėlgi, truputėlį nueikim nuo to ir pakalbėkim apie įvairius atvejus, ar gali būti tokia situacija, kad kritimas nuo laiptų būtų tęstinis? Įprastai, jeigu tai yra tiesiog toks sakinys, kad Julie nukrito nuo laiptų praeitą savaitę, tai ne. Mes tiesiog naudojame past simple, taip kaip ir yra B sakinyje. Bet kartais mes sakom, kad būna tokie veiksmai, kurie trunka labai trumpai, ar ne? Parėjau namo, past simple, nukritau nuo laiptų, past simple, iškritau iš medžio, nuo kopėčių, dažnai buvo tokie sakiniai visokie, ar ne? Kažkur nukritau. Ir realiai, jie kadangi yra trumpi, ar ne? Tai jie praktiškai turėtų būti past simple įprastai. Bet jeigu mes galim suprasti tokią, tai yra sugalvoti tokią situaciją, kai mano kritimo nuo laiptų metu, ar ne, dar kažkas vyksta, kažkoks trumpesnis veiksmas. Kai aš kritau nuo laiptų, nežinau, pavyzdžiui, dingo elektra. Tai elektros dingimas yra trumpesnis negu riedėjimas nuo laiptų. Ar ne? Tai mes realiai pakeitus taisykles, bet jūs suprantat, kad tas toks sakinys, kai aš kritau nuo laiptų, dingo elektra, yra realiai gyvenime beveik, ką žinau, negaliu sakyti neįmanomas. Bet tai labai, I'm sorry, some noise. Okay, bet tai realiai nėra labai reali situacija. Bet gramatiškai, when I was falling downstairs, the electricity disappeared. Ar ne? Tai būtų toksai sakinys įmanomas, bet vėlgi, ar ne, kiek gyvenime taip gali nutikti. O šiuo atveju, yes, B is correct. Okay, next one. Sorry, I wasn't listening. What did you say? Sorry, I didn't listen. What did you say? Oi, aš tavęs nesiklausiau, kągi tu sakei, ar ne? Tai šiuo atveju, atsiprašau, aš tavęs nesiklausiau, aš kažką tuo metu dariau kažką kito, ar ne? Tai aš neatlikinėjau to veiksmo, kai tu kalbėjai, aš turėjau klausytis, tai turėjo būti kažkoks tęstinis veiksmas. Tai šiuo atveju A is correct. Okay, let's go to the next task. Keliaujam prie kitos užduoties, jinai bus dabar šiek tiek kitokio formato. Mes turime surašytus žodžius, tarsi sakinį, bet mums reikia viską pridėti kažkokių papildomų dalykų, ar ne, parinkti tinkamą laiką, pakeisti formą, pridėti galūnę, kad gautųsi normalus sakinys ir naudojant arba past simple, arba past kantinės. Tarkim, šiuo atveju mes turim what you do when the children come home, I watch TV. Ką tu veikiai, kai vaikai grįžo namo, aš žiūrėjau televizorių. Ir vėlgi mes turim tą vaikai grįžo namo trumpas veiksmas, o ką tas žmogus tuo metu darė, tai jau yra tęstinis, ne? Tai tiek klausime, ką tu darėjai, tiek atsakyme, žiūrėjau televizorių, bus tęstiniai. Tai what were you doing when the children came home? I was watching TV. Ne? Tai dabar irgi, jeigu norite, pasidarote pauzę prieš kiekvieną sakinį, pabandot parašyti patys, kaip jums atrodo, kaip šis sakinys turėtų būti rašomas, ar ne, arba sakomas, arba tiesiog pagalvokite, kaip jums atrodo čia turėtų būti, ir tada jau atspaudžiat pauzę ir klausotės nuo komentaro. Taigi, which country the president visited when he became ill
he visit Spain. Kokią šalį prezidentas lankė, kai jis susirgo ir jis lankė Ispaniją. Taigi, labai panašus į prieš tai buvusi pavyzdį, ne? Šalies lankymas, vizitas prezidento kažkokioje šalyje trunka ilgai. Kelias dienas, dieną, pusdienį, nesvarbu kiek, bet esmė ta, kad to vizito metu jisai susirgo. Tai vizitas, bet kuriuo atveju, tęsiasi ilgiau negu susirgimas. Nesirgimas, atkreipiam dėmesį, bet become ill, susirgti. Ar ne? Tai susirgimas, nežinau, temperatūra pakilo, kažkas suskaudo, dar kažką, tai yra simptomų pajautimas, ar ne, tai yra gana, kaip čia pasakyti, trumpesnis veiksmas negu šalies lankymas. Taigi, šalies lankymas tęstinis, susirgimas past simple. Which country was the president visiting when he became ill? He was visiting Spain. Okay? Atkreipkite dėmesį, became, antra forma. Veiksmažodžių, netaisyklingas veiksmažodis, kad parašytumėt taisyklingai. Gerai, žiūrim toliau. How fast they drive when the accident happened? They drive at 120 km/h. Kaip greitai, ar ne? Kokiu greičiu jie važiavo, kai nutiko avarija? Jie važiavo 120 km/h greičiu. Taigi turim du veiksmus realiai, važiavimą ir avariją. Kuris veiksmas ilgesnis, automatiškai mes suprantam, kad važiavimas yra ilgesnis, ne? Nes jie važiavo ne tai, kad dėjo greitai ar ne iškart greitai ir iškart avariją. Ne, jie kurį laiką kažkiek pavažiavo, ar ne, tuo dideliu greičiu. Taigi, jie važiavo, kai nutiko avarija. Vėlgi tas pats modelis, ne? Ilgesnis veiksmas besitęsiantis ir trumpas veiksmas, kuris tarsi sustabdo arba įsiterpia į jį. Taigi, važiavimas bus tęstinis, avarijos nutikimas bus past simple. How fast were they driving when the accident happened? They were driving at 120 km/h. Okay, like that. Good. Let's go to the next one. What did Helen do when she met her husband? She do research for her new book. Ką Helen veikė, kai ji sutiko savo vyrą? Ji atlikinėjo tyrimą savo naujai knygai, ar ne? Na, tai tikriausiai jinai arba rašytoja, arba mokslininkė atlikinėjo kažkokį tyrimą, kažko tai ieškojo, kažką tai tyrinėjo, gal kažkur tai kažkokius šaltinius nagrinėjo ir būtent tada jinai susitiko savo vyrą. Vėlgi, šitoje vietoje atkreipkim dėmesį, susitiko vyrą. Nesusitikinėjo su vyru, bet tiesiog susitiko. Sutikti kažkokį žmogų yra labai trumpas, paprastas, greitas veiksmas, ar ne? Einam, bats ir sutikom kažkur, ar ne? Tiesiog susitikom. Jau klausimas, ar ne, ką jį veikė tuo metu, ką jį darė, kuo jį užsiėmė tuo metu, ar ne? Tai parodo, kad mes klausime apie tą ilgesnį veiksmą, tęstinumas. Tyrimo kažkokio tai darimas taip pat yra ilgesnis veiksmas negu tiesiog susitikti. Tai čia labai aišku, mes turim, ką jį veikia tęstinis, atlikinėjo tyrimą irgi tęstinis ir susitikimas yra labai trumpas veiksmas. Taigi, what was Helen doing when she met her husband? She was doing research for her new book. No, she was doing research. Good. Let's go to the next one. Keliaujame kitą. Who John speak to when the secretary walk in? He speak to his boss. Taigi, su kuo Johnas kalbėjo, kai sekretorija įėjo? Jis kalbėjo su savo bosu. Vėlgi, jeigu mes galvojame apie situaciją, ar ne, Johnas kalba telefonu, jam bekalbant įeina sekretorė, galbūt kažką padeda ant stalo, nežinau, kažkokį dokumentą palieka ir išeina, tarkim, ir mes klausim, ar ne, o tai su kuo jisai kalbėjo, kai sekretorija įėjo? Tai tas kalbėjimas yra ilgesnis veiksmas negu sekretorės įėjimas, ar ne? Vėlgi mes turim walk in, įeiti. Walk in yra gana trumpas veiksmas, naudosim past simple. Who was John speaking to when the secretary walked in? He was speaking to his boss. Ar ne? Labai nesudėtinga. Tęstinis veiksmas, he was speaking to his boss. Okay, let's go to the next one. Where the children play when the dog attacks them, they play in the park.
Taigi, kur vaikai žaidė, kai juos užpuolė šuo, jie žaidė parke. Šiuo atveju vaikai žaidė, ar ne? Vėlgi veiksmas ilgesnis ir šuo juos užpuolė, veiksmas trumpesnis. Tai where, tarėsi vienodai, jeigu ką, where were the children playing when the dog attacked them? They were playing in the park. Nes žaidimas truko ilgiau negu šuns užpuolimas. Okay, and now we are going to the last one. Ir dabar keliaujam prie paskutinės dalies, prie paskutinių kelių sakinių. Čia mes turim tam tikras situacijas, dialogus tokius nedidelius, klausimų, sakinį ir atsakymą į sakinį. Tai taip pat mums reikia panaudoti vieną arba kitą laiką pagal tai, ką mes matome sakiniuose. Gerai, tai dabar pažiūrėkime į pavyzdį. Guess who I met when I was standing at the bus stop? No idea, who did you meet? Ar ne? Spėkit, ką aš sutikau, arba spėk, ką aš sutikau, kai stovėjau autobuso stotelėje. Nežinau, ką tu sutikai. Taigi, šiuo atveju pasižiūrėkime, mes turim aš sutikau ir kito žmogaus perklausimą, kągi tu sutikai, nes atsimenat, ne, sutikti yra labai trumpas veiksmas, tai šiuo atveju mes naudojam past simple. O kai stovėjau autobuso stotelėje, mes turim testinę, ne, I was standing, nes tuo metu, kai stovėjau, tas sutikimas tarsi įsiterpė į mano stovėjimą, ne, buvo trumpesnis. Okay, let's look at this one. Turim it rain, bet čia bus klausimas, when you leave home this morning, ar ne, ar lijo, kai tu išėjai iš namų šįryt? Yes, but when I get to work, the sun shines. Bet kai nusigavau į darbą, švietė saulė. Vėlgi, jeigu nori, darot pauzę, pabandot pasirašyti visą šitą didžiulį sakinį. Ir, taigi, komentuoju tiesiog. Taigi, kai mes kalbam apie oro sąlygas, labai dažnai mes naudojame kantinės laiką, ar ne? Tuo metu, kai kažkas įvyko, saulė švietė, lietus lyjo ir taip toliau. Tai šiuo atveju taip pat lietus ir saulė bus tęstiniai, nes saulė šviečia ne mirkt, lietus lyja ne truputėlį čia, tiesiog nukrito keli lašai, ar ne? Tai yra tiesiog lietaus lyjimas, ne? Tęstinis. Ir kai aš išėjau iš namų, trumpesnis negu lietus, kai aš įėjau į darbą arba nusigavau į darbą, vėlgi trumpesnis veiksmas negu saulės švietimas. Tai šiuo atveju labai paprastai, tai tiek, kad klausimas, tai truputėlį atidžiau su sakinio pradžia. Was it raining when you left home this morning? Ir yes, but when I got to work, the sun was shining. Ne? Tai su saulė ir su lietum tęstinis, o išėjimas iš namų ir atėjimas į darbą past simple. Okay, let's look at the next one. Why you switched the television off? Nobody watched it and I want to read. Kodėl išjungiai televizorių? Niekas nežiūrėjo, aš norėjau paskaityti. Taigi, šitoj situacijoje išjungimas yra labai trumpas veiksmas, nes tiesiog ir išjungiam. Taip gal reikėtų rodyti, ar ne, su remote control, su nuotoliniu pulteliu, ne su mygtuku. Taigi, išjungimas trumpas, žiūrėjimas ilgas, ar ne, net jeigu mes sakome neigiamą sakinį, niekas nežiūrėjo, tai būtų vis tiek tęstinis. Kągi dabar su want, tai, man atrodo, mes jau turėjom pačioj pradžioj tenai sakinį, kai vaikystėje norėjau būti nes, ar ne. Tai want nenaudojamas yra tęstiniame laike, tai tiesiog automatiškai, jeigu pamatome žodį want, mes naudojam past simple. Taigi, why did you switch the television off? Nobody was watching it and I wanted to read. Atkreipkite dėmesį, kad jeigu mes turim nobody, somebody, someone, anyone, nesvarbu, kuris tai būtų teigiamas, neigiamas ir nes žodelis, bet jeigu turim body ir one, jis įprastai yra naudojamas kaip vienaskaita ir veiksmažodis derinamas kaip su he arba she arba it. Todėl turim is watching. Okay. Let's look at this one. Your phone, the travel agents yesterday. No, I'm afraid I forget. I remember when I wait for the bus, but then it was too late. Taigi pasiaiškinam visą sakinį. Ar tu skambinai kelionio agentui vakar? Ne, dėja pamiršau, aš prisiminiau tik kai laukiau autobuso. Bet
tada jau buvo per vėlu. Gerai, tai mes kalbam apie kažkokį konkretų veiksmą, kurį žmogus turėjo atlikti, paskambinti kelionio agentui. Ne? Paskambinimas, konkretus veiksmas. Ar tu paskambinai? Past simple. Ne, aš pamiršau ir prisiminiau tik tada ir tada. Pamiršti ir prisiminti veiksmai, kurie nenaudojami kantinės laike su kai kuriom išimtim. Yra išimčių tuose visuose sąrašuose, bet įprastai va čia tiesiog pamiršau ir tiesiog prisiminiau. Galime netgi traktuoti kaip tiesiog trumpą veiksmą, ne? Pamiršau ir prisiminiau. Bet prisiminiau tuo metu, kai laukiau, ar ne? Ir laukimas autobuso jau yra ilgesnis veiksmas, nes kiek mes to autobuso belauktume? Minutę, 2 minutės, 10 minučių. Prisiminimas yra tiesiog bum ir prisiminiau, ar ne? Labai trumpas veiksmas. Tai šiuo atveju waiting bus kantinės. Taigi, kaip visa tai skamba? Did you phone the travel agents yesterday? No, I'm afraid I forgot. I remembered when I was waiting for the bus, but then it was too late. Okay, let's go to the next one. Okay, the long one. Where you go when I see you yesterday afternoon? You seem to be in a hurry. I go to Sue's wedding. That's why I wear that funny hat. Okay, kur tu ėjai, kai aš mačiau tave vakar popiet, atrodė, kad skubėjai. Jo, skubėjau. Aš ėjau į jų vestuves, dėl to aš dėvėjau tą keistą skrybėlę. Okay, taigi, situacija tokia, stoviu aš kažkur gatvėje, žiūriu, eina mano pažįstama, bet nei manęs visai nematė, kažkur nuskubėjo, ir aš kitą dieną jos klausiu, ar ne, kur tu ėjai, ar ne, aš ją nustebėjau einančios tas keistą skrybėlę, kol jinai praėjo, ar ne, visai netrumpai, ėjai ir atrodė, kad tu skubi, ir jinai sakė, jo, aš ėjau, ar ne, vėlgi mes jaučiam netgi iš to pačio pasakojimo, kad tas ėjimas, ar ne, bus tęstinis, ir dėvėjau tą keistą skrybėlę. Taigi, where were you going? Kur tu ėjai? When I saw you yesterday, kai aš tave pamačiau, vėlgi, pamatyti, vienas dalykas, pamatyti yra labai trumpas veiksmas, ar ne? Tiesiog nežiūrėjau į tave einančią, nestebėjau tave einančią, bet tiesiog pamačiau tave, ar ne? Trumpas veiksmas ir plus jį ne visada naudojamas tęstiniuose laikuose ir ten yra kelios išimtys, bet įprastai nenaudojamas. Ir atrodė, taip pat seem irgi nenaudojamas, atrodė, kad tu skubi. You seemed to be in a hurry. I was going, vėlgi, to Sue's wedding, and that's why I was wearing that funny hat. Ir įsivaizduokit, tas wearing hat, realiai tai jinai ją užsidėjo, nežinau, išeidama iš namų, tarkim, ir viso ėjimo metu dėvėjo, tai reiškia, tuo metu tas kepurės dėvėjimas, skrybėlės dėvėjimas, jis irgi yra tęstinis, ar ne, jis irgi tęsiasi ilgą laiką. Okay, now, the last one, I think. The tour guide gave us an interesting leaflet about the church this morning. Did she? I missed that because I go to the bank. When I came back, she talked about the castle. Okay, tai tikriausiai kalbasi du žmonės, kurie nežinau, kažkur kartu keliauja arba kartu išsiruošia į kažkokią ekskursiją ir vienas kitam sako, kad mūsų kelionės gidas davė mums įdomų lankstinuką apie bažnyčią šį rytą. Kitas sako, tikrai, aš praleidau, nes ėjau į banką, kai aš grįžau, ji kaip tik kalbėjo apie pilį, ar ne, jau bažnyčią pražiopsojo tas žmogus. Taigi, ką šiuo atveju turim? Turim konkrečius veiksmus. Davė lankstinuką, nuėjau, parėjau, ar ne, nes tai yra užsibaigę veiksmai. Jeigu, pavyzdžiui, būtų kažkokia situacija, man beinant į banką, ten kažkas nutiko, dar kažkas, tai tada būtų going. Bet šiuo atveju, nuėjau į banką, parėjau iš banko, ar ne, trumpi veiksmai. Ir tuo metu, kai aš parėjau, ji kalbėjo apie pilį, ar ne? Jos veiksmas tęsiasi toliau ir buvo tęstinis. Taigi, kaip visą tai skambėtų, the tour guide gave us an interesting leaflet about the church this morning. Did she? I missed that because I went to the bank. When I came back,
she was talking about the castle. Na, ji jau kalbėjo apie pilį. Okay, so that's it. Taigi tiek apie past simple ir past continuous. Tikiuosi, kad jums šitoks pasipraktikavimas buvo naudingas ir prisiminėt įvairiausių dalykų apie past simple ir past continuous. Jeigu video jums patiko, spauskite like. Jeigu dar neprenumeruojate mano kanalo, tai kad nepraleistumėte naujų video, nepraleistumėte kažkokių tai naujų dalykų, spauskite subscribe mygtuką ir tapkite kanalo prenumeratorium. Man tai yra labai labai svarbu. Ačiū, kad žiūrėjote. Gero jums, nežinau, norėjau palinkėti vakaro, bet priklausomai nuo to, kada žiūrėsite, gero savaitgalio, geros vasaros ir susimatysime kitose video. Bye bye.